Sveiki, šiandien yra balandžio 15 diena ir aš pradedu mokytis. Taigi šiandien mokytis jau baigiau, dabar pereisiu, ką aš padariau. Taip, tai diena 27 ir, ir ką aš šiandien dariau, tai yra užbaigiau dar pažiūrėti šitą Dennis Ivy tutorialą, šitą, kur stylingą darė, nes ten irgi buvo keli dalykai, kurie buvo gan svarbus man. Ir tuomet dar žiūrėjau dokumentaciją Django ir dar formą skaičiau vieną dalyką, tai vėliau papasakosiu, kas buvo. Tai sutaisiau logout view, tai va dėl to šitą aš ir žiūrėjau. Ir ką aš progresau, tai yra čia, aš dabar galvoju kažką. Ai, taip, čia vat, paupdatinau, ką reikia pakeisti, kad login view padaryti. Aha. Dabar galim pereiti vat, prie kodo būtent. Čia kažkaip sutvarkysiu. Šitos nuimsiu, jo. Ir tada... Ir realiai, ką aš pakeičiau, kad būtų galima, tai yra, dabar reikia prisiminti, yra jo views, tai ne views, o pačiam būtent, aš galvoju, task listė, jo, task listė. Ok, tai prieš tai buvo, va šitas loginas ir logoutas, apie šitą dabar kalbu. Tai prieš tai buvo loginas, tiksliau logoutas lygiai taip pat kaip ir loginas, tai va tiesiog kaip linkas ir tuomet linką nuvedam į logino tą logino page'ą, bet kame esmė, vat pasiskaičiau, kad man tas neveikia, nes aš žiūrėjau tutorialą iš esmės, kuris buvo padarytas gal Django 3.0, o 5.0 lyg ir jie pakeitė, kad būtų saugu, kad forma turėtų turėti post metodą. Ir tada aš tiesiog įdėjau šitą URL linką į post metodą ir CSRF tokeną įdėjau, kad tiesiog dėl saugumo, kad nebūtų cross-site attack'o. Tai jo, tai čia toks pakeitimas, tai va šitą gan ilgai iš tikrųjų žiūrėjau. O daugiau ką dar padariau, tai va galime įti į aplikaciją, ar serveris jungtas, jo jungtas. Gerai, tai esu čia. Galim sukurti wrap of TT. Balandžio 15 ir dabar submit įdedam. Wrap of the date čia yra ir dabar jeigu mes pasižiūrim, vat yra įdėjau, kad būtų descriptionas, nes prieš tai jo nebuvo. Ir jeigu mes editinam ir complete padarom, tai vat jis tiesiog įsibrūkia. Aš norėjau padaryti, kad būtų galbūt atskiras kategorijas, bet čia aš supratau, kad greičiausiai reiktų nuo pat pradžio visą struktūrą keisti, tai gal šį kartą tiesiog paprastai va tai padarysiu, vėliau kitose projektuose sudėtingai užėsiu. Tai iš esmės, čia yra turbūt visas projektas, jau kurį aš noriu padaryti. Pirmąjį savo projektą, tai to-do list appą. Tai čia aišku galima daug stylinti, bet sakau, stylinti aš vėliau, kai būsiu va šitoje fazėje. Kai būsiu 5 fazėje, tai čia dar šiaip gan nemažai laiko, už kelių mėnesių, tai tuomet aš viską sustylinsiu. O dabar taip einam dar čia. Tai iš esmės viskas yra, vat logout, sutaisiau šitą, tai vat galime eiti į John. Ir John ir lyg ir pasvardas toksai turėtų būti. Jo, tai John'o taskai galim lygiai taip pat padaryti, šitaip. O tai čia nieko nėra, galim parašyti description. Jo. Tai tokias takelės galim ištrinti. Tokios takelės kaip ir viskas veikia, search'as irgi galim atsukurti A, B, A. Vat, pavyzdžiui, by B house O H. Nu jo, search'as tikrai gerai veikia, aš patenkintas. Tai viskas yra funkcionalu, tada galim dar nueiti į admino, dabar net neįs, man reikia prisijungti prie šito. Reikia prisijungti prie šito ir dabar jeigu aš nueisiu prie admino. Jo, tai čia kaip ir viskas veikia, tai va yra visi taskai. Visus taskus galiu matyti, toliau visus userius galiu matyti. Staff statusas. Jo, tai čia kaip ir viskas... Jo, dar ką pamačiau, kad passwordai yra jie su algoritmu užhashinti, tai čia saugumą irgi neblogai. O, dar matau, galima permissionus padaryti, visai neblogai.
Aš dar biškai pasižiūrėti, nes aš kažkaip daug nežiau. Ta groups, aš dabar gal kas yra groups. Čia šitoje aplikacijoje šitą nenaudoju, bet bendrai jau įdomu, kas yra. Taip, tai turbūt šiandien tiek, kaip ir viską papasakojau, ką dariau. Tai dabar nuo rytojus turbūt jau pradėsiu buildint aplikaciją, dar gal pasižiūrėsiu, jeigu bus laiko, kaip ką daryti, nes irgi vieną straipsnį perskaičiau, kuris biškai apie class-based views pašnekėjo, tai ir tai tuomet pradedu buildint jau pirmą savo projektą ir tuomet tęsiu mokymas rytoj.